Kipšiuko melagėlio pinklės. Kartą, toli, toli, ten, kur pievose žaidė margaspalviai drugeliai, kutendami vienas kitą savo švelniais sparneliais, o bitės, nepailsdamos nešė medų, kurį kopinėjo didžiapilvės meškutės. Ten, kur nei vieną dieną nelijo, o saulutė šildė motiną žemę, gyveno kalniečių šeima. Įsikūrę jie buvo už 7 jūrų marių, snieguotomis viršūnėmis padabintų milžiniškų kalnų, ramiai ošiančių girių, labirintais išsiraizgiusių upių. Įsimintiniausia diena mamai bei tėčiui buvo naujos gyvybės gimimas, padovanojęs malonų rūpestį, šilumą bei šviesą. Mažasis šeimos stebuklas buvęs kaip iš pieno plaukęs. Visi gėrėjosi Grėtės nuoširdžia šypsena, galėjusi priversti išsišiepti netgi didžiausią surūgėlį. Mažasis šeimos džiaugsmas labiausiai mėgo klausytis muzikos, galėjo dienas trypčioti pagal ritmą mosuojant rankutėmis ir linksmai krykštaujant tarsi dainuojant. Tačiau užvis labiausiai patikdavo bendrauti su šeimos nariais ir klausytis įvairių istorijų, tikrų ir netikrų, pasakiškų ir stebuklinių, o kartais ir gyvenimiškų. Grėtė labai mėgo saldumynus, todėl kaskart išgirdus žodį parduotuvė, akyse regėjo visai ne tą didelį pastatą, aplink kurį susispietė daugybė automobilių, o didžiulius kalnus sausainių, šokolado upes, džemo kalniukus, ledinukų pušinėlius ir nejučia imdavo tekėti seilė per smakrą. Mantas kandžiai pasišaipydavo, jog parduotuvė toli gražu ne šokolado fabrikas, tačiau užsisvajojusiam vaikui tai buvo visai nė motais. Išvyka į parduotuvę kone prilygo kelioniai prie jūros, išskyrus tai, jog buvo pasiruošta poilsiauti ne ant smėlėto kranto, tačiau saldumynų skyriuje. Šis apsilankymas parduotuvėje be abejo nebuvo išskirtinis. Iš anksto nuspręsta, kas šįsyk būsiąs smaguriautojo grobis. Todėl vos tik pasiekus parduotuvę, mamytei buvo aišku, kur pirmiausia šeima apsilankysianti. Tokia gausybė saldumynų visai apsuko galvą. Margi popierėliai, gražūs piešinėliai, blizgūs užrašiukai. Nelengva buvo išsirinkti. Norėjęs įstverti viską ar bent jau paragauti po truputį, todėl imtasi įprastos taktikos bandyti įsigyti kuo daugiau. Supratus, jog šis spektaklis nepadės, į galvą pasibeldė nuostabi mintis. Grėtė sumanė pameluoti. Tuoj pat ant peties prisėdo Kipšiukas ir trindamas savo mažytes purvinas rankas ėmė šnabždėti, suokti, neįlikauti vaikui į ausį. Nagi, tai juk tik vienas kartelis. Nieks nesupras, nieks nesužiedos. Tiesiog imk ir pameluok. Taip, daugiau niekada taip nebedarysi, tik šį kartą. Pagalvok, kiek kartų bėdų, kiek saldumynų. Dabar tik pasakyk mamai, kad ryt su bičiuliais pasidalinsiu, kai jie ateis žaisti. Gera istorija, ar ne? Nebijok, patikės, tik vieną kartelį pameluoti. Grėtė dvejojo. Mat ne kartą močiutė pasakojo istorijas, kaip vaikai melavę, o vėliau kentėję dėl savo paties melų. Kelias akimirkas dar svarstė, ar Kipšiukas nesąs apgavikas. Gal jis ir tapęs tokiu mažučiu dėl paties savo melų. Dar kelias akimirkas dvejojus buvo nuspręsta, juk čia tik vienintelis kartelis. Greit išpyškinta istorija, kurią pasiūlė Kipšiukas, ir laukta atsakymo. Valio! Leido rinktis visa, ko širdis ir akys geidė. Kelionė namo ilgai netruko.
Mat skambėjo dainos, juokas, gera nuotaika, tryško tiek mama, tiek tėtis, tiek mažasis melagėlis visai nebuvo įtartas apie būsimus įvykius. O melo kojos trumpos, mažos jo pėdutės. Išvyka į parduotuvę buvusi ne tik saldi, tačiau ir varginanti. Todėl greitai sapnų fėja pasikvietė į savo karalystę, dalijo ten įvairiausius sapnus, vienam žydrą, kitam žalsvą, trečiam auksinės spalvos ir dekoruota taškeliais, dar kitam šviesiai geltona. Grėtė stovėjo eilės gale, neramiai trypčiojo ir lūkuriavo sapno, kol galiausiai gavo šokoladinį. Kaip mat atsikando, tačiau skonis buvęs pragariškai kartus. Rodo šokoladas virtęs pipirų luitų, piktai graužė liežuvį ir visą burnytę. Sapnavo Grėtė neramiai šį nelaimingą atsitikimą, vartėsi iš vieno lovos krašto į kitą, vis timčiojo lūpytes, iškišdavo liežuvį, mat sapne melagystė nenustojo žnaibyti jos. Išaušus rytui buvo aišku, nesvarbu kelintą kartą, ar tai būtų 1. ar 5. melas, bet juk tai melas. Vadinasi, kipšiukas buvęs toks mažytis, nes vis melavęs ir melavęs, kol galiausiai visai susitraukęs ir dabar norės kitus tokiais paversti. Nors tėveliai dar vis miegojo, Grėtė pabeldė į duris, o tada greit išpyškino, jog visi saldumynai tegul atitenka jiems bei kaimynų vaikams, juk nieko nėra geriau nei mokėti dalintis. Jei mokėsi duoti kitam, tuomet netrukus ir pats sulauksi to paties.